Labas, čia nepelnyti nepakviesti. Sveikinamės iš Kauno, Vytauto Didžiojo universiteto, politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto. Šiandien esame dviese, plus turėsime ir svečią. Šiandien analizuosime viešosios politinės komunikacijos temą. Viešoji politinė komunikacija yra viskas, ką matot socialiniuose tinkluose, žiniasklaidoje, televizijoje, tai yra memai, Facebook'o, Instagram'o postai, interviu ir visi kiti politiniai pasisakymai, kurie kažkaip daro įtaką mūsų pasirinkimam rinkimuose ir sudaro mūsų nuomonę apie politinės partijas ir politinius veikėjus. Politinė komunikacija iš esmės neretai formuoja ir visuomenės požiūrį į tam tikras politinės jėgas, vienokius ar kitokius iškylančius lyderius, vykstančias dramas. Taip pat politinę komunikaciją galime apibūdinti kaip ir į, tarytum tokį raktą, kuris yra viešoje erdvėje, kuris taip pat padeda tiek valdžios institucijoms, tiek visuomeniai palaikyti tarpusavį ryšius. Po praėjusių rinkimų komunikacijos sferoje galima matyti daug šaršalo, kurį daug kas vadina Santa Barbara, nesibaigiančių serialų, kuriame svarbiau dramos nei kažkokie realūs sprendimai ar veiksmai. Tai bandysim savo pašnekovės pasiteirauti, kaip tai keičia visuomenės suvokimą ir supratimą apie valdžią, kurią mes išsirinkom. Kadangi už tiek prakalbam apie tą vykstančią Santa Barbarą, ar ne, tai ir šiame epizode taip pat nemažai kalbėsim ir apie vieną asmenybę, Remigijų Žemaitaitį, kuris visoje šioje viešoje politinėje komunikacijoje, jeigu ją galime pavadinti politinė, buvo Santa Barbaros pagrindinis veikėjas. Antroje vietoje buvo Agnė Širinskienė, kuri, pasitraukdama ir pasirinkdama kitą barikadų pusę, vis dėlto savo antrą poziciją perleido dabartiniam Seimo pirmininkui Sauliui Skverneliui. Politinė komunikacija yra sudėtinga tema ir mes tikrai nesame ekspertai, todėl mūsų viešnia, Vytauto Didžiojo universiteto profesoriai Auksė Balčytienė, mums padės suprasti viską, ką norime pateikti jums ir išsiaiškinti patys. Ačiū Tautvydai už mūsų šiandienos svečio pristatymą. Aš tada turbūt gal pradėsiu su pirmuoju klausimu apšilimui ir pakalbėsim pradžią apie politinės komunikacijos svarbą. Tai ar ne, vis dėlto kokią įtaką visuomeniai turi gera ir atitinkamai bloga vieša politinė komunikacija? Sudėtingas klausimas. Pirmiausia, reikia apsibrėžti, kas yra gera, kas yra bloga politinė komunikacija. Tai labai įvairius atskaitos taškus mes galėtume paimti. Aišku, gera politinė komunikacija, ta, kuri tampa išgirsta būsimųjų rinkėjų, sakykime, arba žmonių, kurie seka politikus. Tai, sakykime, gera komunikacija. Bloga komunikacija, jeigu politikas kalba, o efekto jokio. Ir kaip žinia, gyvename visuotinės komunikacijos laikais, ne tik tai masinės, bet įvairios transmedialios komunikacijos laikais, tai iš principo joje, ir čia turiu minty socialinių platformų fone vykstančią komunikaciją, joje yra visko. Yra tokios blogos komunikacijos, kur menkai kažkas kažką pasiekia, bet yra ir daug tokios geros komunikacijos, kurią aš pavadinčiau nebūtinai pačia tokia moraliausia, pačia tokia išlaikančia kokybės ir standarto efektą. Tai ten socialiniuose tinkluose vadinamoji atrodytų bloga komunikacija, kuri nieko nepasiekia, ji iš principo gali būti labai tikslinė, jis labai korektiška, labai mandagi. Tai iš ties, sakyčiau, gyvename tokioj maišalynė, kad netgi atskirti konceptus, taip gera komunikacija, bloga komunikacija, labai dažnai pasidaro, ypatingai sunku. Tai mes visada turime kalbėti apie kontekstą, kokiame mes kalbame apie vieną arba kitą komunikaciją ir ką mes turime minty, sakydami, kad ši komunikacija yra gera, nes klasikiniu požiūriu, kaip jau pasikartosiu, sakytume, kad tai yra mandagi, tikslinė, sukonstruota gera žinutė. Bet aišku, jinai gali būti labai įžeidžianti, labai tokia, šokiruojanti, provokuojanti ir sutraukianti daugybę sekėjų. Žodžiu, nėra atsakymų. Turim iš naujo perkonstruoti visus konceptus, visas savokas. Pas mus Lietuvoje, ar ne, vis dėlto tose tradicinėse žiniasklaidos priemonėse yra paplitęs naratyvas, kad bloga komunikacija yra lyg aplamai, kai nėra jokios komunikacijos. Ar galima taip teikti?
Galima, bet vėlgi daugelis dalykų mūsų patirties ir mes tą savo patirtį reflektuojam, ją atspindim, jie ateina su tam tikru laiko rezervu. Ir jeigu seniau, sakysime, nebuvo jokios komunikacijos apie kažką, tai ir sakom, tai yra bloga komunikacija. Šiais laikais, sunku pasakyti, kad, niek apie kažką tai nėra komunikuojama. Iš principo žinome apie daugelį dalykų. Jeigu sakoma, kad apie kažkokį tai klausimą nėra kalbama, tai tam tikruose kanaluose, tam tikruose burbuluose vadinamuose, ko gero gal nekalbama, bet kitur apie tai kalbama. Tai, vėlgi, kalbėti apie nūdienos komunikaciją, aš sakyčiau, gal mums nereikėtų taip susibendrinti, o reikėtų labai tiksliai ir fokusuotai sakyti, sakysim, politinė komunikacija socialinėse medijose. Kokia jinai yra, kas ją daro išskirtinę, kokius bruožus, tarkim, Lietuvoje ar kur nors Jungtinėse valstijose ar Prancūzijoje jinai įgyja. Tai kažkaip tada jau mes galėtume sakyti, kad, jos kažkokie tipingi bruožai yra šie arba kiti. Kažkaip taip gal. Aš tada pereisiu prie natūraliai sekančio klausimo. Aptarėm gerą ir blogą komunikaciją, bet kaip jinai veikia visuomenę? Mes ją gaunam, ji mus pasiekia tą komunikaciją, bet pats veikimas josios, ar galima teikti, kad bloga komunikacija mus atgraso nuo vienų rinkiminių pasirinkimų, kita mus pritraukia, ar čia yra kiekvienam individualiai subjektyvu? Va čia mes ir ateinam prie to, kad, žodžiu, komunikacijos procese iš vienos pusės veikia tas siuntėjas, iš kitos pusės yra gavėjai, bet vėlgi, šiais laikais mes ko gero kalbam apie tos socialinius tinklus, apie tą dvikryptę komunikaciją, nes gali maišytis ir keistis vaidmenimis tie siuntėjai, gavėjai, to, kaip pasakyti, politinio komunikatoriaus, kokio nors politinio veikėjo rolė, vaidmuo gali būti toks daugiau statisto, neretais atvejais už to politiko yra dar, konsultantai, ne vienas ir ne du, ypatingai per politinius rinkimus, kurie atidirba savo tas, kažkokias tikslinės žinutės, ir tas politikas, pavyzdžiui, ją transliuoja. Tai vėlgi yra ganėtinai sunku pasakyti. Pamiršau, kur jūs uždėjot akcentą savo klausime, priminkit. Akcentas mano buvo pats komunikacijos pasiekimas. Kaip pasiekia, ar ne? Ar tas efektas. Jo, jeigu žiūrėsim iš to priimančio pusės arba iš to siunčiančio pusės, dabar atsiminiau, ką turėjau minty, kad visur veikia žmonės ir visur veikia jų jausmai, emocijos, tuometinė nuotaika, gali būti alkis, pyktis, džiaugsmas ir panašus dalykai. Tai niekaip kitaip mes negalėtume to efekto ir pasiekiamumo įvertinti, jeigu mes neatsižvelgsime ir į tą, to priimančiojo pasirengimą. Priimti tą informaciją. Ir pavyzdžiui, kažkokių tai populistinių, labiau į radikales, ar ten dešinę ar kairę pusę nukrypstančių politikų, tas elektoratas, jis yra toks, kaip sakyti, lengviausiai apibrėžiamas, nes jie yra tiksliai žino, ką jie seka, kas jiems patinka, tai jie emociškai yra labai kažkaip artimai jaučiantys sąryšį su savo tą grupę, sakysime, tų informacijos siuntėjų, tų komunikatorių. Tai čia yra jų, kaip pasakyčiau, didžiausia, kaip čia, sėkmė tokiems politikams komunikuoti tiems savo siuntėjams, tiems savo elektoratui. Tai ypatingai šiais laikais mes turime pirmiausia dar žiūrėti, kad visur kalba žmonės ir jie turi savas aplinkas. Tai nėra netgi vienas žmogus, jisai turi savo artimą draugų ratą, su kuriais dar pasitarė, apmąsto, tas vėl užangažuoja. Tai čia, aš sakyčiau, yra patys stipriausi dalykai, į kuriuos mes gana retai dar atkreipiam dėmesį. Tai jeigu gerai supratau, tiesiog rezumuojant, tai komunikacija yra ne tik vienkryptis, jinai yra grįžtama dabar, kadangi turim socialinius tinklus ir tas siuntėjas, kaip ir sakėt, keičiasi. Ir tada, kaip mes priimam tą komunikaciją, formuoja 100 kintamųjų, mūsų savijauta, aplinka ir visas tas komunikacijos turbūt
gerumas ar blogumas irgi susideda kartu su tuo. Jo, galėtume dar pagalvoti, kad vienkryptė, dvikryptė komunikacija tai yra tarsi tokie horizontalūs mainai. Bet sykiu veikia ir ta vertikali kažkokia sistema, kuri yra žmogaus susivokimas, jo tuometis poreikis, kuris, na, galbūt yra neatlieptas. Ir tas poreikis gali jisai kilti iš, pavyzdžiui, na, kažkokių tai vaizdinių, norų, ambicijų ir narcisistinių ir visokių psichologinių dalykų, bet labai dažnai jis kyla ir iš kažkokių tai ekonominių paskatų. Tai mes turime tą labai gerai suprasti, kad veikia ir tas toksai, na, vertikalus santykis, o jis veikia dar vėlgi tą socialinę aplinką. Tai netgi galime pražyti tokią, nežinau, kreivę, kuri yra dinamiškai veikianti ir kai mes kalbam apie komunikaciją, labai dažnai įsivaizduojam, kad tai yra, nu, tokie horizontaliai apsikeitimai ir panašus dalykai. Tai jokių būdų nėra apsikeitimai ir kalbėjimas, kad komunikacijos procese aš daugiau duosiu informacijos, aš daugiau papasakosiu, aš skaidriau papasakosiu, nebūtinai tai lemia. Tai yra vienas dėmuo, kaip ir jūs pats pasakėt, bet dar yra visi kiti kintamieji ir dėmenys, kurie sukasi aplink žmogų. Apie tą, kuris priims, lygiai taip pat apie tą, kuris siūs informaciją. Tai, sakyčiau, dar čia mes ateiname į tokį politikos, psichologijos lauką, bet niekaip kitaip mes negalime to eliminuoti, nes, na, nesuprasime viso paveikslo, negalėsime paaiškinti, kodėl, pavyzdžiui, Lietuvoje ta politinė komunikacija, nu, yra va tokia, kažkokia su savo bruožais, kažkokie jie susišaukia su globaliais dalykais, bet ji turi tą tokį savo specifinį, na, vis tiek prieskonį. Tai gerai, ne dabar šiek tiek apšnekėjom jau komunikacijos svarbą aplamai, tai pereikime į tokį galbūt ne palyginimą, tai dabar pradžiai pašnekėkime šiek tiek ir apie praeities koaliciją, prieš tai buvusią, ar ne, tai na, kaip jūs galėtumėte įvertinti praeitos koalicijos viešą politinę komunikaciją? Turite minty praėjusią vyriausybę, visą jos komunikaciją. Sakyčiau, buvo labai struktūruota, labai, na, momentais net sakyčiau labai konceptuali, sakyčiau, jeigu vertinčiau taip epistemiškai, reiškia žiniomis, kurios yra demonstruojamos ir perdodamos, labai reikli ir, na, atliepianti politiniams sprendimams ir tokiam užduodanti darbotvarkę, atliepiančią į, na, sakysime, europinį politinį diskursą ir ne tik europinį, bet galbūt ir globalų. Tai, sakyčiau, aš ją vadinčiau struktūruotą, profesionalią. Aišku, čia kalbu labai bendrai, nes vis tiek koalicija tai yra, na, įvairūs žmonės su įvairiais tokiais kalbėjimo išraiškom, retorika, nutylėjimais, motyvais, gal kažkokių dalykų akcentavimais stipresniais. Tai žodžiu, labai čia taip sutirštintai subendrinu ir aš manau, kad buvo didžiąją dalimi, sakytume, negėda Lietuvai kaip jaunai demokratijai kalbėti plačiai, viešai, drąsiai, įtraukiai ir ambicingai. Gražia anglų kalba arba kokiomis nors, sakysime, kitomis, galbūt europinėmis ar kitomis demokratinių valstybių kalbomis. Tai va. Gerai, ar ne? Tada toks irgi hipotetinis vėl. Jeigu reikėtų parašyti pažymį, kokią pažymį galėtumėt parašyti už praeitos koalicijos komunikaciją? Jo, nesu labai gili tyrėja. Komunikaciją mes, aišku, turime vėlgi vardinti tais įvairiais aspektais, nes komunikacija turi būti tam tikrų momentų tikslingai, ne per vėlai, ne per anksti, bet vienas aspektas pasirodyti tam tikrose kanaluose. Turi kalbėti žmogus, turi kalbėti tam tikromis retorinėmis figūromis ir visa tai. Kalbėjo daug žmonių, koalicijoje patys įvairiausiai ir jeigu žiūrėsime ne lokaliai, atsiprašau, ne globaliai, bet lokaliai labiau, tai momentais matėsi, kad ten yra ir tam tikrų įžinybimų tokių ir
kraipimų ir pasipiktinimų. Nu, žodžiu, čia baigiantis kadencijai matyti būta tam tikrų kažkokių nutilėjimų ir kažkokio nežinojimo, kuris išsitransliavo į viešumą. Tai kartais taip, na, akylesnis stebėtojas vis tikrai tą yra pastebėjęs ir galėjo dekoduoti tuos signalus. Apie pažymį? Nežinau. Jeigu lokaliai, vėlgi vienas pažymys, globaliai kitas. Tai globaliai aš vertinčiau aukščiau. Man kai kurie pasirodymai tokiose, na, globaliuose medijose ir kanaluose atrodė tikrai labai savalaikiai solidus ir tikrai, kaip sakiau, na, malonu ir džiaugsminga, kad mūsų šaliai atstovauja, na, šie tikrai jaunos kartos brandus politikai su didžiuliu kapitalu ir bagažu ir drąsa ir gali kalbėti. Tai va, lokaliai, na, vėlgi, lokaliai, kaip sako, yra tas pranašas čia kažkur savo namuose, retai bebūsi, ar ne? Tai yra visas tas bagažas, matyt, kuris užsisuka ir atrodo, kad, na, nepakankamai yra komunikuojama, gal kažkas nepakankamai pasakoma, bet tas žodis pakankamai, tai jis yra toks, nežinau, nieko per daug nepasakantis gal. Tai tas pažymys gal būtų toks, nu, vidurkis. Mhm. Tai, kad per daug nereikėtų plėstis dabar, kalbam tik tai lokaliai, sekant į klausimą ir kokie pavyzdžiai komunikacijos pasiteisino. Konkretūs, sakykime, nu, TikTokas, Laisvės partija, nu, kažkas tokio. Kaip jūs manot, kas vat suveikė? Į praėjusiai kadencijai ar dabartiniai? Praėjusiai kadencijai, taip. Ir ne tik tuose rinkimuose, bet kadencijos laikotarpiu ir tada jau dedant žingsnį į šituos rinkimus. Jo, žinot, Laisvės partija, TikTokas, bet ten nebuvo nieko kažko labai stulbinančio, tai tiesiog pati nesekiau per daug, kas kur pavyko išgirsti, pamatyti. Jeigu siekiant patraukti jaunesnę auditoriją arba išbandyti tas platformas ir jų specifiškus algoritmus, kurie nepaisant to viso šleifo, ką turi TikTok platforma aplink save ir dabar tas šleifas, nu, žodžiu, jisai neišryškėjęs, jisai vingiuojantis, tai tiesą sakant, jų algoritmai, ko gero, buvo vieni tokių, kaip čia pasakyti, geriausiai pataikantis į tam tikrų auditorijų spektrą, dėmesio spektrą. Tai jeigu Laisvės partija norėjo naudoti šią platformą, galėjo ją efektyviau naudoti. Tas buvo tokie pabandymai, kurie ir pasakyčiau, jo, tai gal ten ir buvo ta bloga komunikacija, tai gal ir būtų pavyzdžiai. Nes matėsi, bet vėlgi aš vertinu iš savo pozicijų, kad aš jau žinau daugiau apie globalias platformas ir jų, na, sakysime, bent įsivaizduoju kai kuriuos dėsningumus veikime, tai galiu taip dar kritiškiau vertinti. O kitos institucijos, kitos, sakysime, kiti politiniai veikėjai, buvo gerų, turbūt, vėlgi, tik vėliau buvo atskleista, kas padėjo komunikuoti užsienio reikalų ministrui, ar ne, tik tai vėliau mes tą sužinojom, bet nežinodami turbūt X kanale, tai vis tiek susitapatinom, reiškia, matėm, kad ta komunikacija nesipjovė su bendrai tokiu, atrodo, įsivaizduojamu įvaizdžiu ir komunikacija užsienio reikalų ministro, kiek girdėdavom kituose, sakysime, globaliuose medijų kanaluose pasisakantį. Tai šiuo atveju buvo turbūt visiems įdomu sužinoti, kad ten buvo, na, didesnė komanda ir išėję iš šešėlio tie komunikuojantys žmonės. Žodžiu, parodė, kad tikrai, na, buvo žiūrima į tai labai taip tikslingai ir profesionaliai. Tai va taip pasakyčiau. Tai ar net iškart būtų sekantis klausimas atitinkamai vis dėlto, kokie padariniai ar ne, arba komunikacijos padariniai ar neturėjo, na, neįgiamų pasiekmių ilgalaikėje perspektyvoje. Taip pat ir kalbant apie praeitą koaliciją. Neįgiamų pasiekmių. Jo, daug buvo kalbėta apie kažkurių tai pozicijų užimančių žmonių aroganciją, narciziškumą. Tai va čia ir yra tie psichologiniai dalykai, kurie
kurie yra politinės komunikacijos arba bet kokios komunikacijos, tiesiog organiška dalis, mes jos negalime išplėšti. Reiškia, matome žinutę, bet dar stipresnį tokį signalą mums siunčia ta pozicija. Kita vertus, grįždama atgalios ir prisimindama tą patį užsienio reikalų ministrą Gabrielių Landsbergį ir jo komunikaciją, vieną žinutę jisai prieš metus buvo pasakęs, gal aš neįvilksiu dabar į tikslius žodžius, bet kas buvo užsifiksavę, tai apie tai, kad reikia ruoštis karui. Buvo baisi žinutė, kuri tame kontekste atrodė kažkoks narciziškumas, kažkokia arogancija galbūt ir taip jinai buvo suvirškinta, jeigu taip galėčiau paprastesnė žmonių kalba pasakyti. Šios dienos perspektyvoje, žvelgdami atgal, mes matome, kad ta komunikacija buvo labai aiški, tiksli, visiškai nearogantiška, bet tokia, kaip čia pasakyčiau, tokia tvirtabūdiška, nes tvirtabūdiškumas vis tiek tai yra charakterio savybė, kuri rodo labai atvirą, tokią skaidrę, bet tokią pagarbę poziciją, kurios ji nėra agresyvi, bet yra tvirta. Tai aš sakyčiau, ta žinutė prieš metus, jinai buvo priimta kaip ir suinterpretuota kaip čia kažkas tokio pasirodymas, arogancija ir panašus dalykai. Ne tai, kad visų suinterpretuota, bet tų diskursų, kurie cirkuliuoja socialiniuose tinkluose ir galbūt nemėgstančių paties asmens sudėliota ir atrodo toks užgimsta toks vėl diskursas ir kalbėjimas, kad štai čia yra tokia arogancija ir šitos koalicijos kažkokia tai negera komunikacija. Iš šios dienos pozicijos vertinant, mes galime visai kitaip matyti. Tai dar sykį, gal sakyčiau, parodo mūsų tokį momentinį aklumą, kad mes, didžioji masė žmonių ir net patys intelektualiausi, labiausiai išprūstę žmonės gali būti pasimetę, suklaidinti dėl tiesiog negebėjimo tuo momentu suprasti sakomo pranešimo esmės. Nes viskas apipinta tokiu dūmu, tai gal emocijos, tai čia arogancija ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tas šleifas uždeda tokius tarsi kažkokius rėmus ir negirdim pagrindinės žinutės, bet žiūrim į tą foną. Tai va čia man būtų tas pavyzdys, kad labai reikia gilių pastangų iš kiekvieno priimančio informaciją turėti, tokį, kaip čia pasakyti, budrumą. Aš sakyčiau, ne tokį kritiškumą, skepticizmą, nes tai yra iš karto negatyvi pozicija, bet būti taip budriai ir taip sekti save, ar aš suprantu, ką tas politikas ar politikai man transliuoja. Ir gerąją, ir blogąją prasme. Ar nori sumanipuliuoti mano jausmais, ar man iš tiesų siunčia žinutę, kuri tam kontekstui yra relevantiška, tinkanti. Tai va taip. Papildymas turbūt klausimo. Kiek daug įtakos turi mūsų kasdieniais medijos Delfis 15 minučių, tie portalai, kuriuos visi skaito prie to, kaip jūs aiškinat tą prieimimą tos informacijos, kad pirmiausia mes kreipiam dėmesį, galbūt piktas žmogus, galbūt jisai arogantiškas, galbūt kažkoks kitoks, kiek yra įsigėrę tas pateikimas tos informacijos į mus ir vertinimą tos informacijos, kurį mes gaunam. Žiauriai daug. Pasakysiu vėlgi paprasta žmonių kalba. Labai stipriai, nes visos tos žinutės, kurios net ir tų didžiųjų žiniasklaidos kanalų, internetinės žiniasklaidos gigantų, mega korporacijų, nes Delfi tai vis tiek tai yra 3 Baltijos šalyse veikiantis žiniasklaidos konsorciumas, aišku, tai yra nacionalinės redakcijos, bet ta pagrindinis informacijos srautas, kuris keliauja, jis yra, ypatingai antraštės, jos tikrai daro mums labai didelę įtaką. Ir kita vertus, žurnalistai, gerai, profesionaliai dirbantys žurnalistai, kurių yra, bet
didžiaja dalimi jiems tenka pasiduoti tai globalių platformų įtakai, kad nori būti skaitomas, turi verstis per galvą ir ieškoti kažkokio tai kabliuko, kažkokios pusiau pasakytos informacijos, kita atseit bus pratesta, jeigu spustelsite tą žinutę. Tai niekaip neišeinam iš to rato ir nebūtinai čia žiniasklaida pati kalta. Yra pastangų ir mes dirbam ir diskutuojam su žurnalistais, su redaktoriais, kurie yra tikrai labai profesionaliai dirbantis, bet jie siekia ir stengiasi, kad pavyzdžiui Delfi naujienų portalas ar ten 15 minučių, kad jie būtų skaitomi visų. Ar ne, kad jie nebūtų skaitomi tik tai, pavyzdžiui, universiteto politikos mokslų srities studentų ir dėstytojų. Tai laviruoti toje masėje yra labai nelengva, bet galima užsimti tokią ugdymo misiją ir po truputį palengva stengtis keisti tą tokį mainstreaminį, tokių masalo gamybos procesą. Ir aš sakyčiau, ką daro šie portalai, tai vis tiek jie turi faktų tikrinimo redakcijas ir tose faktų tikrinimo redakcijose tai jau išties dirba nedaug žurnalistų, bet jie yra tai tie, kurie paneigia melą ir paneigdami melą, retai jie stengiasi kažkokio tokio kabliuko įdėti į antraštę. O kaip manot, ar toks pobūdis žiniasklaidos jisai yra vakarietiškas? Nes prieš kelis, sakykime, prieš 8 metus pamatėm labai supopsėjimą prezidento rinkimų Amerikoje, į kurį įsitraukė labai daug žvaigždžių. Ir nuo to laikotarpio atrodo, bent jau man, kad visa politinė komunikacija, jinai pasidarė daug labiau pop kultūriniai. Jinai pasidarė labiau remta dramom, nerealiais darbais kažkokiais. Ir ar manot, kad čia vakarietiška įtaka ir pas mus atėjo? Galime taip sakyti, gal čia tokia politikos šou susiliejimas, ypatingai televizijoje, po to persimeta ir į kitas sritis, taip pat ir socialiniai tinklai. Bet, pavyzdžiui, jeigu mes paimtume kokį nors ten britišką The Guardian, tai jokių būdų ten nerasim to didelio supopsėjimo ir kažko tai. Tai irgi yra vakarai, ar ne, Britų, bet jie turi ir dar galybę kitų tabloidinių leidinių su ilgiausia, žodžiu, istorija ir jie yra, kaip pasakyti, tai yra toksai šlamštas beveik, bet jis, kiekvienas tas šlamštas, jisai apsipynęs ir dalelė kažkokia tai tiesos. Bet ten yra didžiulė mašina ir verslas, kuris, turi ilgą istoriją, bet šalia to yra tokie leidiniai, kurį aš paminėjau, kaip The Guardian, savaitraščiai taip pat. Amerika vėlgi yra didžiulė sistema tikrai yra ir geros žurnalistikos, yra net ir tas pats visuomeninis transliuotojas. Aišku, ten yra, kaip čia pasakyti, katino ašaros, ten vos keli procentai, keli trupiniai. Bet vis tiek ten veikia ir kažkoks toks visuomeninis transliuotojas iš tokių. Arba dar Amerikoje, tiesą sakant, veikia visai kita kultūrinė tradicija, yra tokios pilietinės žurnalistikos, tos žurnalistikos, kurie išauga iš pačių žmonių poreikio, iš tokių bendruomenių, kada žmonės, panašiai čia kaip susideda kažkokiai gerai idėjai, ištirti kažkokį tai probleminį klausimą ir yra tokie mažyčiai, vadinamieji bendruomenių laikraštėliai dabar arba kažkurie tai portalai arba radijos stotys. Tai ten yra daug tokios ne tos mainstreaminės, ne tos masinės pop, bet yra daug tokių sėklų pasėtų mažose bendruomenėse. Tai ko Lietuvoje yra beproto mažai. Taip. Ką mes turbūt bandom lėti. Jo, čia yra beproto mažai. Tai tokia bendruomeninė žurnalistika kaip pasakyčiau, ir VDU tas labai tinka, kažkoks toksai mažas, butikinis universitetas su mažais kažkokiais postumiais, bet pradedant nuo mažo, tai visada yra tikimybė ir galimybė
žengti toliau ir auginti stipresnius dalykus. Na tai šiek tiek pakalbėjome, ar ne, apie praeitą koaliciją, šiek tiek nuklydome ir iki Amerikos. Tai dabar padarysime tokią iliuziją ir pereisim labiau ir prie dabartinės ar ne koalicijos. Tai dar pakalbėkime ir apie rinkiminį laikotarpį, ar ne, tai vis dėlto kokie rinkiminės kampanijos metu vykdyti ar ne viešosios komunikacijos aspektai, galima sakyti, prisidėjo prie pasiektų rezultatų. Ką darė tokio, kad dabar turime tokius rezultatus, ar ne? Jo, tokie rezultatai ir turit minti, kad, tokie Taip. Beveik nekonvenciniai, kažkokie tokie metodai pritaikyti ir ta koalicija yra tokia, kokia jinai dabar yra. Ir kas buvo padaryta? Sunku labai tiksliai ir aiškiai pasakyti, kokie, bet, visi ten finansiniai ir panašus skaičiavimai ir kas rėmė, kaip rėmė ir kas suteikė tas finansinės paramas skirtingom politiniam jėgom. Tai tą mes pamatysim tikrai greitų laikų ir kokie ten galėjo būti sukonstruoti projektai ir taip toliau. Kai kuriuos mes juos girdėjom, bet dėkui Dievui, jie toliau nepasistumėjo, bet atėjome iki tokios koalicijos su tokia situacija. Manau, kad kas lėmė? Jo, ėjimas gyvas, čia yra visiškas paradoksas, socialinių tinklų amžiuje mes pamatom, kad ėjimas į regionus, aktyvus bendravimas ir vėlgi labai tikslus ir psichologinių tokių poreikių atliepimas, pramatymas ir tos žinutės sukonstruotos komunikavimas, kuri yra, pamatysim, kokia jinai, ar ji išsiburbuliuos ir iš jos nieko nelieka, jau dabar matom. Tai ko gero tai buvo pirmasis toks pastebėjimas. Sakyčiau, politinė komunikacija, jeigu taip žiūrėtume istoriškai, tai žinoma, jinai prasidėjo nuo durų iki durų, tie etapai, po to įsijungė 20 amžiaus pabaigoje televizijoje, galia milžiniška, po to atsiranda socialiniai tinklai ir Obama, ko gero, buvo tas politikos lyderis, kuris sumobilizavo didžiulės rėmėjų grupės socialiniuose tinkluose. Trumpas, prezidentas Trumpas, dabar vėlgi matom didžiulę oligarchų apsuptis aplinkui, taip pat ir žiniasklaidos kanalų parama, visų medijų parama. Bet sykiu atliepimas į labai primityvius tokius, negaliu sakyti primityvius, arti žmogaus esančius dalykus. Tai, kurie yra, baziniai, bet jie yra labai tokie... Galbūt, sakykime, iš tikrųjų, kadangi prakalbate apie tos bazinius tokius dalykus, tai aš tai iš tikrųjų asmeniškai vardinu labai paprastai elementariai, tai PR'as. Puikus pavyzdys, čia Kaune dar rudenį, spalio mėnesį autobusų stotelėje reklama vienos politinės partijos, labai trumpa, paprasta, su lyderio nuotrauka ir tekstas buvo toks, ar ne, kad išasfaltuosime kelius ir užtaisysime duobes. Čia gal nėra taip konkrečiai, bet žinau, kad buvo ten toks labai trumpas sakinys. Tai ką jūs ir turit mintyje, ne, kad tie tokie vis dėlto baziniai paprasti pasakymai, jie kartais atrodo suveikia idealiai. Tai perinant dabar prie rinkiminės komunikacijos, ar ne, ir šiek tiek peršosim vėliau ir į dabartinę koaliciją, tai vis dėlto kokie tie viešosios politikos ar ne komunikacijos sprendimai turėjo teigiamų pasiekmių dabar ateityje, ne tokiems rezultatams. Lietuvoje, apie Lietuvą kalbam. Jo, apie Lietuvą. Tai vėlgi mes matėm, girdėjom ir vėlgi strategijos buvo skirtingų politinių partijų kažkiek kitokios taikytos. Matėm ir girdėjom, kad vienos politinės jėgos žmogus, veikėjas, pagrindinis vadovas labai apkeliavo to didžiuodamasis visą Lietuvą. Ir čia, sakyčiau,
ganėtinai pramatytas aspektas ir žiūrint žmonėms į akis, bandyti atpažinti, vėlgi, ko gero, su labai stipriu ir geru pajautimu psichologinių dalykų, atpažinti žmonių tokius, esminius, bazinius poreikius ir susirinkus šią informaciją, tą žinutę transliuoti labai paprastai ir labai, labai tikslingai. Tai mes jau prieš tai kalbėjom, jūs minėjot tą pavyzdį, kad čia autobuso stotelėje labai kažkoks paprastas, trumpas, kaip ten išasfaltuosim duobes ir kelius ir Lietuva, žodžiu, žydės, klestės. Aišku, visur galima sakyti konotacijos, kažkokią metaforą, kuris suskambo galbūt dabar mums netgi bešnekant su kažkokiu posmu, kuris kažkada seniau įsiminęs, bet tas buvo labai tiesiog, tiksliai, paprastai ir į tokį, bazinį poreikį atlieptas. Tai čia be psichologijos žinių, be to vidinio kažkokio supratimo ir pajautimo tą sunku būtų kažkaip kitaip sudėlioti. Žinoma, čia veikia ir politiniai konsultantai, ir politinės komunikacijos specialistai, ir kurie vėlgi labai remiasi žmonių psichologiniais, žodžiu, visais impulsais ir motivacija veikti arba neveikti. Tai pagauti tą impulsą ir sėkmingai užkoduoti tą žinutę, kad žmogus suveiktų, pradėtų judėti ir veiktų, tai čia yra, tikrai didelio talento dalykas. Kaip mes matome, tas talentas galime dėti tarp kabučių, nes, sumanipuliuoja vis dėlto. Tai yra komunikacija, kuri suklijuoja pabirusius dalykus į vieną didelį bloką ir tas jau važiuoja kaip didžiulis toks, nežinau, traukinys, kurį sustabdyti yra ganėtinai sunku, jam pasipriešinti būna jau šiek tiek vėlu. Tai reikia užčiuopti tose labai ankstyvose stadijose, jeigu mes norim kažką taip pristabdyti. Truputėlį užsiminėt apie tą vieną lyderį. Tai su juo ir pratesim. Tai Nemuno aušra yra koalicijoje labai didelę sėkmę parodžius partiją. Ir kaip manot, kiek sėkmės nulėmė naujos politinės partijos sėkmės fenomenas ir kiek pats lyderis, kas didesnę įtaką turėjo rezultatam? Nes atsimenam puikiai turbūt Laisvės partiją, tenais didžioji dalis sėkmės galima būtų priskirti naujos politinės partijos sėkmei. Tiesiog pasikartojantis toks reiškinys. O Nemuno aušra, ar ta naujos politinės partijos sėkmės fenomenas buvo kertinis, ar jau labiau čia lyderis? Jo, aš galbūt dar kolegą papildysiu, ta prasme, gal čia buvo, kaip pasakyti, dvigubai gerai, kadangi ir nauja partija, ir labai ryškus lyderis, o ar ne Laisvės partija buvo tik nauja partija, nebuvo ten kažkokio labai jau ryškaus lyderio. Tai čia gal rezultatai būtent yra tokie, nes dvigubai stipriau, kadangi ir stiprus lyderis, ir dar nauja partija. Ko gero, jūs patys jau tą situaciją ir išnarpliojot ir dekodavot. Ko gero, čia šitas efektas yra stipriausias. Ir žinoma, bet kokia nauja partija, vis tiek turi būti kažkokia dirva, ar ne? Kažkokia, čia jau tokia metafora vos ne tokia labai žemiška, bet jo, toks momentas turi veikti tos jėgos ir prieš tuometinę koaliciją turi veikti, kad jos pasakytų, kad tuometinė koalicija jo yra nepasitenkinimas, tas irgi konstruojama ir už naują partiją, bet ir prieš dabartinę. Tai čia keliom kryptim ta komunikacija veikianti. Nes jeigu būtų, žinot, sakoma, kad dabartinė koalicija vėl ta bendra opinija, viskas gerai, procesas eina, bet ateina ir nauja partija, tai jai tada atsirasti toje geroje terpėje yra labai sunku, bet reikia tada sumenkinti, sužeminti dabartinę ir tada eiti su nauja kažkokia idėja, su nauja partija. Tai čia keliomis kryptimis dirbt reikia ir čia daug dedamųjų susideda. Tai va taip. Kadangi dabar jau įėjome į mūsų šitą koaliciją, ar ne, tai galima padiskutuoti ir ar ne, tai vis dėlto,
koalicija nors dirba ganėtinai dar trumpą laiką, bet galbūt jau būtų galima dabar išskirti kažkokias tai, na, rimtas politinės komunikacijos problemas. Nes nepaslaptis, ką mes matom žiniasklaidoje pastarosiomis dienomis, pavadinimas tas Santa Barbara iškyla ne pas vieną komunikacijos atstovą. Tai... Jo. Ok, tai Santa Barbara yra graži metafora, bet aš įsivaizduoju, jaunimas tikrai to serialo televizijos nėra matęs, nėra žiūrėjęs, gali tik tai maždaug nujausti ir įsivaizduoti. Pagrindinė žinutė tai turbūt myliu, nemyliu ir kažkokios ten intrigos. Tai tos, kaip čia pasakyti, ta koalicija sulipdyta iš tokio, na, kaip pasakyti, naudos intereso. Ir tada, kai yra naudos interesas, o ta meilė yra tokia fiktyvi, tai sunku įsivaizduoti, kad ilgą laiką tas naudos interesas išlaikys ir bus tie klijai, kurie na, tą koaliciją laikys. Nors visaip gali būti, tai gali būti, aišku, nauda, tai yra labai stiprus klijai, bet kaip mes žinome, nu, istorija rodo, kad ir šiaip ta civilizacijos, ko gero, istorija rodo, kad nauda dažnai veda link visokių korumpuotų dalykų, žodžiu, niekšybių ir panašių. Tai nenorėčiau, kad tokie veiksmai megstųsi ir šitoj koalicijoje. Tai jeigu ir vilties mes, nežinau, žinodami lyderius ir jų ambicijas, mes tikrai, nu, sunku įsivaizduoti, kad jie gali susitarti su tokiais, na, antisemitinę liniją palaikančiais teiginiais. Tai jeigu iki šiol ta nauda klijavosi, bet drįsčiau svarstyti, kad neilgas projektas. Nors, nu, niekada negali žinot. Stebėdami, nu, pasaulinės tendencijas ir vėlgi visą kontekstą, kas vyksta Europoje ir netolimoje, žodžiu, ir Slovakija, Vengrija, o ypatingai dabar Austrija, netrukus Vokietija, žodžiu, tai, žodžiu, pliūpsnis tokio ultra dešinio arba ultra kairio netgi flango tokių pasisakymų, tai jie, nu, neramina, nepatinka, bet matom, kad, na, kažkaip tą pasipriešinti tam yra nelengva, nors pastangų yra dedama. Bet reikia kažkokių naujų instrumentų, naujos komunikacijos, kuri būtų, na, tokia, aš sakyčiau, tuos priešiškumus bandanti kažkaip eliminuoti, sušildyti. Bet tam reikia va to tvirtą būdiškumo, kurio aš ilgiuosi. Ir dabartiniai koalicijoje tojos komunikacijos aš nematau. Va, man patiko. Pagaliau atradau tą atsakymą, kokia turėtų būti gera komunikacija. Tai dabar liekant toj pačioj temoj, kaip prezidento pozicija keičia visuomenį suvokimą tos komunikacijos, tos tragiškos, nesąmoningos komunikacijos, kur yra dabar? Dabar prezidento pozicija, aš sakyčiau, nuošalėje labiau. Tai jos kažkurios dabar šiuo metu, aš sakyčiau, prezidentūra gal yra daugiau tokio stebėtojo vaidmenį ir tiek. Aš prieš porą dienų žiūrėjau žinių reportažą, kurioje prezidentas bandė dangstyti šitą dramą vykstančią ir pateikė taip, kad darbai yra vykdomi, mes jų tiesiog nematom per triukšmą. Tai ar tas tokio tipo pasisakymus jisai gali pakeisti kažkiek visuomenės nuomonę apie koaliciją, ar prezidentas mūsų šiuo metu neturi tokios svarbiaus rolės? Ko gero, gal jos, na, sunku pasakyti, gal nenori, nemato reikalo, tikrai, na, nedrįstų kažko komentuoti, bet pasakymas, kad darbai vyksta, mes kažko negirdim, nematom per triukšmą, tai man yra toks pasakymas kaip ir nieko. Jeigu tas toks stiprios pozicijos komunikavimas, jis turi būti atviras, skaidrus, žodžiu,
neįžeidus ir neagresyvus, bet tvirtai parodant poziciją. To negirdžiu. Tai šiuo atveju, sakyčiau, toks, nežinau, sunku vertinti, kai yra tokios tik tai bendrybės. Tai Taip. Palaukim, pamatysim. Na ir dar ne visai pabaigai šiandieną jau, tai vis dėlto dar ši koalicija turi, ar ne dar ilgą laiko tarpą, tai elementariai kokius patarimus duotumėte jiems, formuojant savo politinę komunikaciją? Jeigu aš galėčiau, aš būčiau patarusi, kažkaip kitaip pramastyti tą koaliciją. Iš principo. Geriausias patarimas. O dabar, šitoj situacijai nenoriu net siūlyti ko nors, nes nematau prasmės kalbėti. Taip. Aha. Okay. Tai labai ačiū. Tai prašom. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Čia buvo Nepelnyti nepakviesti. Aš esu Ignas. Aš Tautvydas. Jeigu turite idėjų kitiems mūsų epizodams, palikit komentarą ir iki kitų kartų. Susitinkam jau po savaitės. Iki.